Labas dar kartą. Labas visiems, jo. Matas, kad aš praleidau appointmentą pas kirpėją. Bet nieko tokio, jau greitai. Greita žinutė visiems mano klientam. Ir čia jau žinutė ne naujiem, bet visiems mano esamiem klientam, ne? Visi sulauksit skambučią iš ofisa, tai yra kokybės patikrinimą skambučių centras, sakykim taip, nepavadinkim. Ir ką turit žinoti? Visi gausite mailą prieš skambinimą, kai jau yra planuojam skambutis būtent tam klientui, gausite mailą iš Quality Assurance, ne? Tiesiog pamatysiu tokį žodelį tikrai Quality Assurance ir tenais bus pranešims apie tai, kad yra planuojama jums paskambinti. Į tą mailą galite atsakyti, ne? Ir tenais yra klausims, kad gal yra konkretus laikas, kada jums patogiau kalbėti, kuria kalba jums patogiau kalbėti. Kalbas dėja, bet galim pasirinkti tik tais 3, tai yra anglų, lenkų ir rusų. Aš suprantu, kad aš lietuviškai pati kalbu ir pagrindė mano klientai yra lietuviai, bet dėja kokybės tikrinimas skambučių centras vis dar neturi lietuviškai kalbančią darbuotoją. Bet kai tik tais bus, tai bus tikrai daug patogiau, bet šiai minutėje tai yra anglų, lenkų arba rusų kalbom, tai dažniausiai nekiltame problemų ir pavyksta susikalbėti. Bet jeigu reikės, tai žinosit laiką, kada jums turėtų skambinti, ne, ir jeigu kažkokios pagalbos iš šalies, sakykime, kažkas gali pagelbėti, ar tai paauglys vaiks, ar vyrs, ar žmona viens kitam, ne, sakykime, tai puiku. Bet be kokio atveju skambins, numeris irgi mailė yra parašyti, kokiu numeriu jums skambins, dabar ne koks numeris, iš kokio numerio jums turi paskambinti, tai yra 02891 pradžia ir ten daugiau tų skaičiukų prirašyta jums bus, ne? Tai nebijuokit atsiliepti tuos skambučius, nes tai skambin iš mano ofisą ir pasakys mano vardą pavardę, kad pas mane tvarkėtės draudimo dokumentus, neišsigaskite, tai nėra kažkokie spamai ir visi kiti reikalai neaiškus ir panašiai, ne. Tai skambin patikrinti dokumentus, kad viskas yra tvarkingai surašyta, tai kas turi būti surašyta, ne? Kad ūgis svorį teisingai rašėm, kad lygeles, apie visas lygeles pasikalbėjom, ne, sakykim, kad, nežinau, morbičiaus yra tam tikra konkreti suma, ne? Tai tokie dalykai reikalingi patikrinti tam, kad užtikrinti paskui kleimo metu, kad nebus jokių surprizų, ne? Kad tikrai nugarą skaudėjo ir mes įrašėm, kad to nugarą skaudėjo, nesakykime, ne? Kad ir kaip pavyzdys. Tai nebijuokit atsiliepti, tai daugiau yra kokybės tikrinimas skambutis tam, kad užtikrint, kad kleimo metu mes neturėsim jokių surprizų, kad bus išmokėta ir nebus jokių problemų su tuo, ne? Nes kad ir kaip bebūtų, draudimai yra daromi tam, kad tada, kada mums jų reikės labiausiai, kad mes tom pasinaudotumėm, ne? Ir tie skambučiai reikalingi, ne? Tai nebijuokit, atsiliepkit, pasakys mano vardą pavardę ir žinosit, kad tai skambint grinai iš mano ofisą. Tik tais tiek atsakau, kalbos yra anglų, rusų ir lenkų. Tai kažkokiais tai būdais vis tiek tikrai išeis susikalbėti. Tuo labiau, kad ten moterytės tam centre, kurios skambin, jos labai stengiasi lėtai, paprastai kalbėti ir suprantamai. Jeigu jau mato, kad neina susikalbėti, tada suderin laiką, kada būtų galim, kad būtų kažkoks translateris, ta prasme vertėjas ir panašiai. Jeigu matot, kad velniai gaunasi ir nieko, absoliučiai nesprantat, ar kažkas kliūvėsiai kažkokie, nesakykim, tai skambinkit, rašykit man, ne, ir žiūrėsim, ką mes galim padaryti. Bet kokiu atveju, į tą mailą jūs galite atsakyti ir laiką pasirinkti ir panašus dalykus, tai nebijuokit atsakyti, nebijuokit atsiliepti į mano ofiso numeriuką 02891 ir toliau ten skaitelikoje, ne, tai drąsiai kalbėkit ir viskas yra gerai, tai skambintam, kad užtikrint, kad visi duomenys yra teisingi, nes mūsų kompanijai mes turim 100% tikrinimą, kad nebūtų paskui jokių surprizų tada, kada jų labiausiai nebesinori jau. Ne?
Nu, kas gali padaryti, ne ką, va. Gerai, sakau, iki. Dar šią savaitę esu pilna darbuose iki negaliu. Bet aš taip jau labai norėčiau nuo kitos savaitės vieną kitą video padaryti. Dar galvoju, reiktų gal kokį žaidimą. Aš neįdėjau nuotraukas, skėtį perdaviau, dovanų skėtį perdaviau, kur buvo žaidims ir labai smagiai pasėdėjom ir pašnekėjom. Ir buvo labai smagu įteikti skėtį asmeniškai, o nenusiųst paštu. Tai labai džiaugiuosi dėl to ir žinau, tiksliai turiu nuotrauką ir net padariau, sudėjau kelias nuotraukėlės į vietą ir kad įdėti grupę ir neįdėjau. Nepasidalinau su jumis visais, bet pasidalinsiu šiandien, pražadu. Šiandien pasidalinsiu ir reiktų sugalvoti iš tikrųjų jau gal kokį kalėdinį žaidimuką. Nu, kalėdos, dovanų metas, nu kaip aš be dovanų. Reikia, ne? Reikia. Tai pirmai kirpyklą reikia man eiti. Gerai, sakau iki ir sakau dar kartą, nebijuokit atsiliepti. Tai yra kokybės tikrinimas skambučiai tam, kad tada, kada jau mes norim padaryti kleimą, nebūtų jokių siurprizų.